This message is brought to you by Church Team Ministries International, Mauritius. May the Lord bless you. Good evening, all of you. It's wonderful to be back again Labas vakaras with you visiems jums. this evening. Tai nuostabu būti kartu su We are jumis šį also vakarą. privileged to know you, Mes esame to know the family of privilegijuoti God in this pažindami jūs, area. pažindami Dievo šeimą šioje And vietoje. we trust that the Lord will help us again tonight to Ir mes tikime, kad bring the word of Viešpats the Lord for one purpose, padės mums vėl šį so that vakarą we be atnešti edified Viešpatie and žodį strengthened dėl vieno tikslo. and understand more and more the plan Taigi, of kad God. mes būtumėm statydinami In this ir time that we are living, sustiprinti ir say suprastume that vis we daugiau ir are daugiau Dievo planą šiame In the laike, end times, kuriame gyvename. when we look around, Mes we see visi what's happening sakome, in the world. kad esame laikų pabaigoje. Kai Certainly mes we can apsidairome aplink ir matome, kas say vyksta pasaulyje, without any tikrai doubt galime drąsiai sakyti, kad nėra that daug there is laiko not iki mūsų much time Viešpaties left Jėzaus Kristaus for the sugrįžimo. return of our Lord Jesus Christ. And I believe so much in my heart Ir aš tikiu stipriai savo that širdyje, it's time kad atėjo for the Lord laikas to shake the church, Viešpačiui supurtyti to bažnyčią, restore atstatyti the many things that daug dalykų, have left the church. kuriuos paliko bažnyčia. And I believe that this gospel Ir aš tikiu, kad ši needs to evangelija be preached turi būti skelbiama visur. everywhere. And I believe that the Lord will open the doors, Ir aš tikiu, kad That Viešpats you atvers duris, kad jūs also might be the carriers taptumėte tikrosios of the true Jėzaus gospel of Kristaus Jesus Evangelijos Christ. skelbėjai. as we spend time together. Kai mes leidžiame laiką Listen kartu to this ir Holy klausomės šventosios dvasios catch ir pagaunama hearts Evangelijos apreiškimą the revelation of the gospel, savo širdise, the Lord will use all of us Viešpats panaudos In mus these visus šiomis last paskutinėmis days dienomis that we are living for His glory. savo šloviai. Jesus cannot come back until the church shines His light. Jėzus negali grįžti Jesus said tol, to kol his jo bažnyčia disciples, "You nešvies are the jo light of the šviesa. world." Jėzus pasakė savo So there mokiniams, needs to be jūs a esate church pasaulio šviesa. That Taigi proclaims bažnyčia turi skelbti ir and liudyti gives Dievo a jėgą, testimony of the power of God, of the love Dievo of God meilę, kai Jėzus sugrįž. when Jesus comes back. So I believe we are in for exciting times, Todėl aš exciting manau, kad days in mes the esame future. jaudinančiame Do you laike want to make ir part of it? laukiame Have šių a part in it? įspūdingų dienų Or ateityje. you just want to sit back and relax Ar jūs norite and watch and dalyvauti see what tame? God is doing? Ar jūs tiesiog norite sėdėti atsipalaidavus ir žiūrėti, ką Dievas daro? I think that it's time to Manau, kad laikas Catch what God is pagauti tai, doing. ką Dievas daro and flow with it. ir tikėti tame. It's one thing to say, well, that's nice. Tai nice vienas to hear. dalykas pasakyti, tai puiku But it's another girdėti, thing malonu to take girdėti. part Tačiau visai what God kitas is doing. dalykas dalyvauti tame, ką Dievas So I daro. trust that as we share the gospel, Taigi tikiu, kaip as we mes share our dalinamės lives, Evangeliją, I kaip want you mes to understand dalinamės that savo gyvenimais. the gospel that we share with you is part of our lives. Aš noriu, kad jūs It's suprastumėt, something that kad Evangelija, kurią mes we can dalinamės su jumis, testify. yra mūsų gyvenimo dalis. for what God has done and is busy Tai doing. kažkas, ką mes galime paliūdyti, in kad our Dievas lives. padarė ir tai, ką Jis It's important to daro understand mūsų that gyvenimuose. the gospel is not just Tai there to be svarbu heard, suprasti, kad Evangelija yra ne or tik, learn, kad būtum išklausyta ar but it's išmokta, a lifestyle. bet kad tai yra gyvenimo I trust būdas. that more and more we are going to understand that. Tikiu, kad vis daugiau ir So I would daugiau like mes tonight ketiname just to suprasti tai. Continue Taigi aš norėčiau and šį talk to you a vakarą little toliau bit more kalbėti about su jumis šiek tiek daugiau spiritual maturity, apie dvasinę brandą, because I'm convinced in my heart that nes this aš esu is įsitikinęs savo the širdyje, purpose kad and tai the plan Dievo of God planas for ir Dievo every tikslas Christian. kiekvienam krikščioniui. Every Christian is called to carry the life of Christ. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas nešti Kristaus Resurrection life. gyvenimą, prisikėlimo gyvenimą. We are not called to walk with our heads. Mes nepašaukti Directing vaikščioti pagal savo supratimus. That's one thing. Tai kitas dalykas. But if we want Bet jei mes to be norime pleasing to God patikti in our Dievui walk with Him, savo vaikščiojime su juo, we need to carry His life.
Mes turime nešti jo gyvenimą. There is no other way. Nėra jokio kito serve the būdo Lord. tarnauti viešpačiui. Otherwise it's going to be, as I said last night, religion. Priešingų atveju tai bus, kaip sakiau praeitą vakarą, life. tik religija, mirtis ir jokio Paul said, I gyvenimo. come to you with demonstration of spirit and Paulius power. pasakė, mano kalba ir skelbimas That your pasižymėjo faith neįtikinančiai may be built žmogiškos not on the išminties wisdom of žodžiais, man, bet dvasios but ir on the faith jėgos of God. parodymu, kad mūsų tikėjimas remtųsi Amen. ne žmogiška God. išmintimi, So bet it's Dievo wonderful jėga. to understand that we are not going to serve the Lord, Dievo jėga. Taigi, our own tai strength. puiku suprasti, kad mes neketiname But we tarnauti carriers viešpačiui of the savo life jėgomis, of bet Christ. mes nešame Let's open our Kristaus Bibles. šviesą. in John chapter 12. It's important for us to Dabar grasp atsiverskime savo understand Bibliją, the Evangeliją pagal foundation of Joną, 12 Christianity. skyrių. Tai mums svarbu suvokti ir suprasti krikščionybės chapter pagrindą. 12. Jono 12 I quote skyrius. couple of verses that we just mentioned last night. Aš pasituosiu keletą rašto vietų. Tai, ką paminėjau praėjusį vakarą, mano Which I nuomonė, believe will help us to understand padės more mums suprasti daugiau apie krikščioniško about the gyvenimo foundation pagrindus. of Christianity, of the Christian life. If we do not grasp that, Jei mes negalime we are going to suvokti, turn in tai circles mes suksimės ratu and we will never be satisfied. ir niekada nebūsime patenkinti. We will only be satisfied in our hearts Mes būsime When we patenkinti savo as širdise, kaip mes, serve kaip the Lord krikščionys, tarnausime viešpačiui with savo his life. gyvenimu. only way our hearts are going to be satisfied. Tai vienintelis būdas, kai mūsų In širdis bus John chapter patenkintos. 12, verse Taigi Evangelija 24, pagal Joną, Jesus 12 speaks skyriui 24 eilutė, his Jėzus disciples. kalba savo mokiniams ir jis and he sako, says in verse 23, 23 eilutėj, the hour has come atėjo that the Son valanda, of Man kad būtų should be pašlovintas žmogaus sūnus. You remember I spoke to you last Jūs night, prisimenate, aš kalbėjau time su when jumis Jesus praeitą spoke to vakarą, his disciples kada Jėzus about kalbėjo savo how mokiniams they were apie called tai, kai jie buvo to pašaukti take up their cross imti and savo follow kryžių him. ir sekti Just after he juo. spoke to them Iškart po about to, what would kai happen jis to kalbėjo him. jiems apie tai, kas atsitiks su remember? juo. Jūs prisimenate? He told them that he would suffer, he would go to Jis pasakė Jerusalem, jiems, he kad would jis suffer, kenties, he jis would eis į die, Jeruzalę but ir 3 days kenties after he would ir mirs, rise up bet again po 3 from the dienų dead. jis prisikels iš And just numirusiųjų. after he told Ir them iškart po to jis pasakė the jiems, Christian life. And kas here yra again he krikščioniškas says, the gyvenimas. hour has come Ir vėl jis for the sako, Son of Man atėjo to be valanda, glorified. kad būtų pašlovintas žmogaus And sūnus. just after Ir he iškart says, po to most jis pasakė, assuredly, I say Iš to tiesų, you, sakau jums, jei unless kviečio a grūdas grain nekris of į wheat žemę falls ir into nenumirs, the ground jis and pasiliks dies, vienas, o jei it numirs, remains jis alone. duos gausių But vaisių. if it dies, it produces much grain. Kas myli He savo who gyvybę, loves his life will lose it. ją praras. But he who O kas hates his nekenčia life in savo this world gyvybės šiame will keep it pasaulyje, for įsaugos ją eternal amžinajam life. gyvenimui. Amen. So now that's the same Taigi tai ta language pati kalba, that Jesus kaip spoke Jėzus in kalbėjo Matthew chapter 16, pagal verse 24. Evangelijoje pagal Matą It's the same 16 thing. skyriui. Tai tas pats. The same idea, the same thought, Tas the pats same supratimas, revelation. ta pati mintis, tas pats But you see, apriškimas. unfortunately, the disciples never understood Bet what matote, Jesus dėja was trying mokiniai to tell niekada them. nesuprato, ką Jėzus bandė pasakyti Until jiems, Jesus kol Jėzus prisikėlė rose again from the dead iš and spent numirusiųjų 40 days with ir them. 40 dienų praleido su jais ir kalbėjo jiems dalykus, That's concerned the kingdom of God. kurie susiję su Dievo And karalystė. I'm sure that during these 40 days, Ir aš esu tikras, kad per šias 40 dienų jis atskleidė jiems ir mokiniai buvo pasirengę priimti ir jie suprato, kam Jėzus juos pašaukė, ką jie turi atlikti. not only concerning the ministry, Ne vien tik apie but tarnavimą jis also kalbėjo, what would happen to bet ir their kas own nutiks su lives. jų gyvenimais. And here it's very clear. Ir čia Very, labai very jis aiškiai clear. kalba, labai Jesus aiškiai. says, Jėzus sako, Unless a grain of wheat falls jei into the kviečių ground and grūdas dies, nekris į it žemę remains ir alone. nemirs, Now he's jis liks speaking to the vienas. disciples
Dabar jis kalba mokiniams apie krikščioniško gyvenimo būdą, apie krikščioniškojo gyvenimo pamatą. Štai, kai jis kalbėjo su jais. Ir aš tikiu, kad tai, ką Jėzus tarė savo mokiniams, tai liečia mūsų gyvenimų šiandien. Tai liečia mūsų gyvenimų šiandien. Žinote, tai natūralu. Prieš tai, kai kažkas miršta, jis gyvena prieš tai. Bet dvasioje jūs pirmiausia turite mirti prieš tai, kai jūs gyvenate. Aš pasakysiu dar kartą. Natūraliame pasaulyje jūs gyvenate savo gyvenimą žemėje ir tada vieną dieną jūs mirštate. Bet dvasinėme pasaulyje tai ne tas pats, tai visiškai priešingai. Jums gyventi arba nešti Kristaus gyvenimą savyje, prisikėlimo gyvenimą, jums reikia pirmiausiai mirti. Štai ką Jėzus kalbėjo jiems. Jei norite turėti mano gyvenimą, jums reikia prarasti savo gyvenimą. Jei norite patirti prisikėlimo jėgą, prisikėlimo gyvenimą, ar Dievo patepimą, jums reikia prarasti savo gyvenimą, kad galėčiau gyventi savo gyvenimą per jūs. Štai, ką Jėzus kalbėjo. Ir mes turime suvokti tai, jei norime tarnauti viešpačiui. Mes turime suprasti šią tiesą. Tai raktas tarnauti viešpačiui. Aš negaliu tarnauti viešpačiui savo jėgomis, savo pažinimu, su savo sugebėjimais. Man reikia jo, kad jis gyventų per mane, man reikia jo patepimo, man reikia jo gyvenimo. Galiu pasakyti daug žodžių, bet mano žodžiai arba turi gyvenimą, arba jie tušti. Ir Jėzus pasirinko 12 mokinių ir jis norėjo, kad jie statytų bažnyčią. Ir jis žinojo, kad jie negali statyti bažnyčią dvasioje be jo gyvenimo. Jis galėjo ne pasitikėti jais natūraliai. Jis pašaukė juos, jis davė jiems apaštalystės tarnystę. Bet jis žinojo, kad jis negalėjo pasitikėti jais, jei jie nebūtų pasiruošę prarasti savo gyvenimu taip, kad jie būtų pripildyti patepimo ir jo gyvenimo ir vykdytų Dievo pašaukimą jų gyvenimams. Pašaukimas yra vienas dalykas, o patepimas yra kažkas kito. Dievas gali jūs išskirti ir pasakyti, aš pašaukiau tave šiam tarnavimui, aš duodu tau šią dovaną, bet dabar mes turime būti tikri, kad mes pasiruošę atsakyti į šį kvietimą, ne savo jėgomis ir supratimu, bet būti tikri, kad mes esame pasirengę mirti savo, prarasti savo gyvenimus, kad jo gyvenimas, jo patepimas galėtų tekėti per mus. Tada Dievo pašaukimas mūsų gyvenime bus realus. Bet kas, ką mes darome Dievui, kad ir kas tai galėtų būti, bus realu. Ir giliai savo širdyje mes turime turėti tokį požiūrį, kad mes negalime ilsėtis ant savęs pačių, mes negalime priklausyti savo, mes negalime pasikliauti savo praeitų gyvenimu, mes negalime priklausyti nuo savo paveldėjimo. Tai nieko gero iš mano natūralaus paveldėjimo, kad galėčiau statyti bažnyčią dvasioje, nieko.
And the Apostle Paul explains it very well. Ir apaštalas Paulius tai paaiškina labai gerai. Mes skaitėme šias eilutes praėjusį vakarą, bet mes nesustojome prie jų. Mes praleidome laiką suprasti, kad Paulius buvo pasiruošęs prarasti viską, kad jis galėtų pažinti Kristų. Viską prarandant. Gal mes galime pažiūrėti šias eilutes dar kartą. Tai taip įdomu. Dabar Paulius kalba apie save patį. Prieš tai, kai jis pažino Kristų, visas jo paveldėjimas, kas jis yra, ką jis paveldėjo savo tėvų, ir jis sako, aš turiu tiek daug, kas pašlovintų mane, mano kūne. Aš turiu tiek daug iš savo palikimo, kad galėčiau ilsėti ant jo ir priklausyti nuo jo, kad pažinčiau Kristų. Bet aš negaliu. Jis sako Filipiečiam 3 skyriuje 4 eilutėje. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, jei kas nors mano galės pasitikėti kūnu, tai iš jo labiau. Jūs prisimenate praėjusį vakarą šią rašto vietą. Ir tada jis save apibūdina. 8 dieną apipjaustytas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymų fariziejus, uolumu bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumo nepeiktinas. Tai yra ilgas sąrašas dalykų, dėl kurių galėtų Paulius aptarti su Jėzumi Kristumi. Ir jis galėjo natūraliai tai branginti, tai brangu. Jam tai buvo brangu jo kūne. Jis negalėjo savo tarnavime priklausyti nuo to. Bet giliai savo širdėje suprato, kad jis negali priklausyti nuo šio savo sąrašo. Ir jis viską tai palaikė kaip nuostolių, tam, kad jis galėtų pažinti Jėzų Kristų dvasioje. Ir Jėzus čia, kai jis kalba apie tą kviečių grūdą, kuris patenka į žemę ir miršta, tai čia tas pats, ką apaštalas Paulius kalbėjo Filipiečių laiške. Ir mes turime suprasti tai šiandien. Turime suvokti dvasią, kad mes negalime tarnauti viešpačiui, išskyrus, kai esame pasirengę pasiduoti, paklusti, paleisti viską, nelaikyti nieko ir siekti tik vieno dalyko – jo gyvenimo. Jo gyvenimo. Dabar jo gyvenimas nėra susijęs su niekuo, ką esame paveldėję. Jo gyvenimas nėra susijęs su mano praeitimi. Jo gyvenimas nėra susijęs su tuo, kaip aš gyvenau prieš tai. Jo gyvenimas nėra susijęs su tuo, iš kur aš atėjau. Dabar mes turime suprasti šiuos dalykus, kad galėtumėm siekti tik vieno dalyko mūsų gyvenime. Atsisakyti visko ir siekti jo gyvenimo. Ieškoti prisikėlimo, atnaujinto gyvenimo. Ieškoti gyvenimo dvasioje. Siekti jo patepimo. Paulius suprato, kad Dievo patepimas negali būti susijęs su tuo, iš kur jis atėjo. Dievo patepimas neturi nieko bendro su mano paveldėjimu ir nėra
ir niekada nebus susijęs su mano paveldėjimu, iš kur aš atėjau, su natūraliais dalykais. Negali būti. Kitaip Dievas yra žmogus. Dievas yra aukščiau visų dalykų. Kai jo patepimas pasireiškia, jis pranoksta visą galią ir visą žmogaus supratimą. Kai viešpaties dvasia juda ir moko mus ir atneša šviesą į mūsų širdis, aš visiškai nieko bendro neturiu su tuo. Kai viešpaties dvasia kalba į tavo širdį, jūs negalite to matyti. Jie apeina viską. Štai kodėl aš turiu paleisti viską ir laikyti viską kaip nuostolį ir mirti tam ir mirti visiems šiems dalykams. Mano pasididžiavimas yra Kristaus gyvenime. Mano vienintelis pasididžiavimas yra ne iš mano kūno, kadangi tai mirtinga, tai žudo. Bet mano pasididžiavimas yra Dievo patepime. Jeigu jūs suprantate, kai aš sakau mano pasididžiavimas, ar jūs suprantate, ką aš sakau, kai aš sakau mano pasididžiavimas? Mano šlovė, mano garbė, ar suprantate? Štai kodėl prieš pastorių Henį atvykstant į Mauricijų man reikia patobulinti savo anglų kalbos žinias. Mes esame tame pačiame lygyje, broli. Aš turiu pasivyti jūs, bet jūs suprantate, ką sakau. Viskas, ko aš ieškau, tai jo gyvenimo. Tai yra mano gyvenimo tikslas, jo gyvenimas, jo patepimas, dvasios pasireiškimas per mane, dvasios ir jėgos demonstravimas. Sakau jums, tai apeina viską. Mano žmona neturi jokios dalies tame. Ar galite suprasti, ką sakau? Ji neturi tame dalies. Aš neturiu jokios dalies. Niekas neturi dalies tame. Niekas, nei vienas žmogus, nei vienas kūnas. Joks supratimas, joks intelektas. Kitaip tariant, niekas. Niekas. Kai tas kviečio grūdas miršta ir pradeda duoti vaisių, tai, kas išeina iš mūsų, nes mes jau pasirengę paleisti ir laikyti viską nuostoliu ir atsisakyti savo teisių. Tada tai Kristaus gyvenimas per mus yra Dievo galybė. Dievo patepimas. Tai gyvenimo pasireiškimas, tai dvasios apraiška. Štai ko mes turėtumėm siekti. Nesilaikyti ant ko nors, bet taip pat priimti ir nusižeminti savyje. Ir paleisti šį pasididžiavimą, būnant hebrajus iš visų hebrajų ir iš Benjamino giminės ir sėdėjimą prie Gamalielio kojų. Paleist tai ir ieškok jo gyvenimo. Ieškok prisikėlimo jėgos. Štai kas statys bažnyčią. Paleist tai. Paleist tai. Padėkite tai ant aukuro. Tai yra mirtis. Tai mano mirties dalis.
Tai kviečio grūdas turi mirti. Tai turi mirti, kad duotų vaisių. Jis turi mirti. Tai ne pasirinkimas. Tai ne pasirinkimas. Tai negali, tai ne galbūt. Ne. Tai vienintelė sąlyga mums tarnauti dvasioje. Dabar mes galime apibrėžti tai, kaip norime, bet tai Jėzaus Kristaus kryžius. Tai mūsų susitapatinimas su juo. Štai kodėl šiomis pastarosiomis dienomis, kuriuose gyvename, Viešpats ieško tų, kurie nori paleisti viską. Paleisti, prarasti savo gyvenimus, atsižadėti savęs. Aš neturiu nieko gero savyje, nieko. Jei Dievas turėtų panaudoti mane, kas aš esu, iš kur aš buvau ir ką aš paveldėjau, aš būčiau nenaudingas apskritai. Tai nuostabu, kaip laiške Korintiečiams, Viešpatie padėk mums. Pirmame skyriuje 20-25 eilutėse mes skaitom, kur išminčius, kur rašto žinovas, kur šio amžiaus tyrinėtojas, argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailyste? Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo, pagal jo išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, bet mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, skelbiame Kristų, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Dievo kvailystė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė stipresnė už žmonės. Štai čia. Dievas pasirinko kvailus dalykus pasaulyje, kad sugėdintų išminčius. Jūs girdit? Dievas sugėdino. Jis pasirinko kvailus dalykus pasaulyje, kad sugėdintų išminčius. Jis pasirinko tai, kas silpna pasaulyje, kad sugėdintų galinguosius. Apaštalas Paulius suprato, kas jis buvo. Štai kodėl jis sako, Hebrajus iš Hebrajų, Hebrajas iš Hebrajų. Ir jis sako, palaikiau visą nuostolių, kad galėčiau jį pažinti. Kad galėčiau jį pažinti. Tai buvo jo mirtis. Nes visas jo gyvenimas iki to, kai jis įžengė į kelią Damasko link, visas jo gyvenimas priklausė nuo to, kas jis buvo. Priklausė nuo jo paveldėjimo. Visas jo gyvenimas priklausė nuo jo paveldėjimo. Visas jo gyvenimas priklausė nuo to, kiek laiko jis praleido mokydamasis prie Gamalielio. Jis buvo toks išdidus savimi. Ir Viešpats turėjo parodyti jam, mano brangus drauge, tu turi visus šiuos dalykus prarasti, laikyti nuostolių, jei nori mane pažinti, jei nori paliesti dvasios dalykus, jei nori mano patepimo, jei nori dvasios tarnavimo, prarask viską, mirk sau ir leisk man gyventi per tave. Dabar mes kalbame apie dvasinę brandą. Ar kalbame apie Jėzaus Kristaus kryžių, mes kalbame apie mūsų susitapatinimą su juo. Mes kalbame apie prarastą gyvenimą. Mes kalbame apie savęs atsižadėjimą. Tai yra ta pati žinia.
tas pats paketas. It's the same Tai tas thing. pats dalykas. And that's what the church needs to seek today. Ir tai Seek for his yra, life. ko bažnyčia turi siekti šiandien. Ieškoti jo Allow the gyvenimo. Lord to show us the way. Ir leisti viešpačiui parodyti mums kelią, kaip nešti jo gyvenimą. I said to my friends last Aš week, pasakiau savo draugams praėjusią savaitę, carry the life of Christ. jei norite You can't nešiotis invent Kristaus gyvenimą, jūs negalite išgalvoti kito all būdo. our intelligence together, and God Sudėkite knows visą how savo much that is intelektą big. kartu ir Dievas žino, We won't kiek be tai able daug, to invent another way. bet mes negalėsime sugalvoti We kito won't be būdo. able to put together another way. Mes nepajėgus kartu sudėjus išrasti kito būdo. Call all the Pašaukite intelligent Einšteiną, people. pašaukite All visus these sumanius big žmonės, inventors. pašaukite Call visus all the šių big didelius scientists of the didelius world išradėjus, today. Call pašaukite all the visus guys pasaulio who are didžiuosius doing mokslininkus research on šiandien. these big things. Pakvieskite Put them visus šiuos together. vaikinus, They kurie will atlieka never be mokslinius able to tyrimus. find out Dėl any šių other didelių way to dalykų carry the sudėkite very juos life of kartu. Jesus Christ. Jie niekada nebus pajėgus atrasti kito kelio, nešti šį Jėzaus Kristaus gyvenimą. Nes yra tik vienas iš būdų – Jėzaus Kristaus kryžius. And you won't find another way. Ir jūs negalite rasti kito būdo. According to the word of God. Tik atsižvelgiant, You won't sutinkant find another pagal way. Dievo žodį. Jūs Let me show negalite, you the Christian experience. jūs nerasite kito Open your kelio. Bibles with me. Leiskite man parodyti In the book of jums Ephesians. krikščionišką patirtį. Atsiverskime savo Biblijas Efeziečių laišką, 4 skyrių 20 eilutę. Chapter 4. If indeed, no, 20. But you have not so 20 learned eilutė. Christ. Bet jūs Ephesians ne chapter taip 4, pažinote verse 20. Kristų. But you have not so learned Christ, because then he was talking about those, you know, the Bet worldly jūs life. ne taip pažinote Kristų. If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, Juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus, ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. or in other words, Kitaip tariant, you put off jūs nusivelkate and you put on. ir apsirengiate. You put off the Jūs old man nusivelkate seną žmogų and you put on the new ir man, apsivelkate which is naujų žmogumi, according to the image kuris of yra God. pagal Dievo paveikslą, Christ pats Jesus Jėzus himself. Kristus. Or you go into your room and you say, Lord, Ar jūs einate į here savo I am. kambarį ir sakote I'm putting viešpatie, off my štai old aš čia, man. aš nusirengiau senąjį žmogų, put on leisk the new man man. apsivilkti naujų žmogumi. Now you walk out of that place thinking you've got it. No, Tada sir. jūs išeinate iš tos vietos, mąstydami, can't pray kad jūs that turite thing. tai, neseria. You Tu negali can't melsti pray šių that. dalykų. Tu negali melsti to. No, you've got to Ne. be prepared to swallow some Ne, things. jūs turite būti pasirengę, nuryti kai kuriuos dalykus. You've got to be prepared to deny yourself. Jūs turite būti and pasirengę lose atsižadėti your own savęs life. ir prarasti savo gyvenimą. You're putting off the old man. Jūs nusivelkate You seną understand žmogų. the old man? Ar suprantate senąjį žmogų? And Seną as you prigimtį. put off the old man, Ir kaip jūs nusivelkate senąjį žmogų, jums the new man comes. nereikia melstis dėl to. Yeah. Tada ateis As you naujas put off, žmogus. Then there's a putting on. Ir kaip jūs amazing. nusiimate All that you senąją, have to pray is, say, Lord, Lord, help me by your grace to take your cross. tada ateis naujas žmogus. Then when the time comes and the Ir kaip jūs opportunity nusimate comes, senąjį, tada to yra put uždedamas naujas. Tai nuostabu. Viskas, ko jūs turite melsti, tai pasakyti or to put viešpatie, off viešpatie. the old man. It's the Padėk same man iš story, savo it's the same malonės thing. paimti It's just tavo another kryžių. words. Tada, kai ateis laikas ir ateis galimybė And as you put on the padėti old šį and new kūną man, what mirčiai happens? arba What nusirengti happens? senąjį You are being žmogų, tai ta created pati in his istorija, image. tai tas pats dalykas, That's what's happened. tai tik kiti žodžiai. You are being created Ir in kaip his jūs image. apsirengsite naujų More and žmogumi, more. You kas become nutinka, like him jūs more esate and atkūriami more. pagal You jo carry more of paveikslą. his Tai, life kas and of his vyksta, anointing. esate sukurti pagal jo paveikslą. Vis daugiau ir daugiau. That's what happens. You see?
Jūs tampate kaip jis vis daugiau ir daugiau. Jūs nešate vis daugiau jo gyvenimo ir jo patepimo. Štai kas vyksta, matote? Taigi tai mirtis iki prisikėlusio gyvenimo. Šis mažas grūdas turi mirti ir tada kas tai yra? Gyvenimas iš naujo, gyvenimas dvasioje. Štai krikščioniškas gyvenimas. Dabar jei jūs pašalinsite tai, kągi turite? Jūs turite save pačius. Tu ir aš. Ką mes galime padaryti su juo? Net jei mes hebrajai iš hebrajų. Jūs galite suprasti, ką aš sakau? Jūs galite vaikščioti, kaip pasikėlę, kaip tik galite. Aš turiu galvoje, jūs žinote, kai bandai pamatuoti jie 6 pėdų. Bet nieko nevyksta. Nieko neįvyksta. Jūs turite tapti tokie, kaip šis kviečių grūdas, kuris krenta į žemę ir miršta. Jūs turite nusirengti seną žmogų ir apsirengti naujų žmogumi, sukurtų pagal Dievo paveikslą. Open your Bibles, Colossians chapter 3. Dabar atsiverskime savo Biblijas Kolosiečiam 3 skyrių. Colossians chapter 3 verse 9. That is the same language again. Do not lie to one another since you have put off the Dabar old supraskime, man ta with pačia his kalba vėl sako, nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę naujų, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. Tie patys dalykai. Ko mes norime? Daugiau jo? Daugiau jo gyvenimo. Amen. Daugiau jo gyvenimo. Daugiau jo patepimo. Daugiau jo prisikėlimo jėgos. Pažvelkime, ką Paulius sako Filipiečiam 3 skyriuje, 10 eilutėj. Tik ką mes dalinomės šiomis eilutėmis, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dabar 10 eilutė sako, kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose, suaugčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusiųjų. Galite tai matyti? Atitiko jo mirtį. Visiškai susitapatino su Jėzumi Kristumi, su jo kančia ir su jo mirtimi. Taigi, kad mes galėtume patirti prisikėlimo gyvenimą, prisikėlimo jėgą. Nėra jokių sutrumpinimų. Labai paprasta. Nėra trumpesnio kelio. Ir Paulius toliau sako, nesakau, kad jau esu šitai gavęs, ar tapęs tobulas. Nes jis supranta, jis nėra tobulas. Jis kelyje į tobulybę. I'm not already perfected, but I press on. Viskas gerai, nes jis vis dar neša jo kryžių. Jis vis dar ima jo kryžių. Taigi jis sako, aš dar nesu ištobulintas, bet aš ištvermingas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Jėzus Kristaus pagautas. Dabar galite suprasti? Jėzus Kristus atidavė savo gyvenimą, kad jūs galėtume turėti jo gyvenimą. Jis nepagavo tavęs, kad jūs darytumėte, ką norite savo gyvenime ir vaikščiotumėte kūniškume. Jis pagavo tavo gyvenimą tam, kad tu pagautum jo gyvenimą ir tobulumą. Štai, ką jis sako čia. Štai, ką jis nori pasiekti. Jis ieško daugiau gyvenimo, tobulumo,
daugiau jo, daugiau būt kaip Jėzus, tampant vis labiau panašių jį. Štai ką jis sako. Tai nuostabu, jis sako, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą, pamiršdamas, kad už manęs, siekdamas to, kas prieš akyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už jo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rules. Ir pažiūrėkime, ką jis sako 15 eilutėje. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime, o jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir taip reikš. Kiek be būtumėte pasiekę, vadovaukimės tą pačią taisyklę ir taip mąstykime. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal pavyzdį, kurį matote mumise. Daugelis apie juos nekartai su jums kalbėjęs ir dabar net su ašaromis kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Taip, kryžiaus priešai. Tiems, kurie nori pasakyti, kad krikščioniškas gyvenimas yra tiesiog nuostabus, viskas yra gerai. Jums nereikia tik tikėti, jums tereikia tik tikėti, Jėzumi Kristumi ir viskas bus padaryta. Viskas yra gerai. Tai ne tai, ką apaštalas Paulius čia sako. Jis sako, kad yra daug krikščionių, kurie yra kryžiaus priešai. Kryžiaus priešai. Jie nėra pasiruošę iš vis atiduoti savo gyvybės. Jie nėra pasirengę eiti per sudužimo proceso patirtį, kai Dievas sudaužo mus, formuoja mus. Leiskite man pasakyti, jums, mano draugai, tai skausminga, tai pažemina. Jūs žinote, nuo to, kaip jūs pradedate prarasti kontrolę savo gyvenimui, tai pažeminimas, tai sudužimas, tai skausminga. Tai skausminga susitapatinti su Kristumi. Bet nežiūrėkime čia, pažvelkime geriau į tai, koks gyvenimas eina su tuo. Štai ką kiekvienas turi žiūrėti. Dievas darbuojasi mūsų gyvenime, kaip mes nusižeminame savyje. Kai įvairūs testai ir išbandymai, sunkios gyvenimo situacijos, mūsų santykiai. Leiskit man pasakyti, jums, jei esate pasiruošę imti savo kryžių ir sekti Jėzumi, jūs žinosite, ko pareikalaus, kad būtumėte sulaužomi savo santykiuose su savo vyru ir savo žmona. Jūs žinosite, ko reikia. Jūs žinosite, ko pareikalaus iš jūsų. Nusižeminti teisingų būdų yra skausminga. Prarasti tai, kai jūs žinote, kad esate teisūs. Prarasti, kai jūs žinote, kad esate teisūs, tai skausminga priimti. Leisti jam laimėti. Leisti jai laimėti. Bet kai jūs leisite jai laimėti ir leisite jam laimėti, giliai ten žinosite, jūs turite visas savo teisės. Atsistoti ir pateisinti save. Bet jeigu jūs norite paimti savo kryžių, jums reiks nuryti tai. Jums reiks nuryti. Tai skausminga, tai sudaužoma, tai sulaužimas, pasididžiavimas būti vyru, žmogumi. Aš kalbu su jumis, kuris yra vyras su valdžia. Kai jis kalba, tu turi klausytis. Tas, kuris yra visada teisus. Aš kalbu su jumis? Atrodo, kad ne. Gal aš kalbu savo pačiam? Tikrai taip? Taip, paleiskite. Atsipalaiduokite. Gerai. Jūs laimit.
Close your mouth, swallow. Užčiauk savo burną ir Take the nuryk. beating. Priimk plakimus. Take it. Priimk tai. Humble yourself. Nužemink save. Humble yourself. Nusižemink. Just deny yourself. Tiesiog atsižadėk savęs. Lose that battle Sere. now. Praraskit Just lose šią it. kovą. Tiesiog prarask tai. And Christ Ir Kristus is being formed. pradės formuotis tavyje. Yeah. Taip. And Christ Ir Kristus is being formed. yra formuojamas jumise. Yeah. Taip. That's the Christian life. Tai yra krikščioniškas gyvenimas. That's the Christian life. Štai krikščioniškas gyvenimas. Can we read one verse? Galime perskaityti vieną Okay eilutę? for you? Viskas gerai? Are you hungry? Ar jūs alkani? Philippians chapter 2. Filipiečiam 2 skyrius. And then we go. Ir tada mes eisim. And then we go home. Tada mes eisim. Guarantee. Guarantee. Garantuoju. We go home. We're going home. Mes eisim namo. Going Mes home. važiuosim namo. Mes važiuosim namo. Let this mind, chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which Filipiečiam was also in 2:5-6. Christ Jesus, Būkite who tokio being in the form of nusistatymo God, kaip did not Kristus consider it Jėzus, robbery kuris to be esybė equal with būdamas God. Dievas nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu. Did not consider it robbery to be equal Nesilaikė with pasiglemžęs savo God. lygybę su Dievu. In other words, Kitaip tariant, it did not want jis nenorėjo išlaikyti to keep šios that glory šlovės kaip kažką, as something kaip that savo was teisę, his right when he came down from kai heaven. jis nužengė žemyn iš dangaus. He had all the glory. Jis turėjo visą šlovę. He came from glory. Jis atėjo iš šlovės, But he did not want to consider bet jis nenorėjo laikyti šlovės, the glory kurią that he paliko left kaip savo teisės šioje žemėje, iki tol, kol jis nenuvėjo ant kryžiaus. before he went to that cross. You know, when a lion Jūs is after žinote, his kai prey, liūtas bėga paskui savo grobį, he knows what he wants. jis žino, ko jis nori. And the Bible compares it Ir that Biblija way. palygina tai tokiu pačiu būdu. Jesus was not looking at this glory Jėzus nežiūrėjo As a į šią šlovę kaip į savo grobį, as something that was kaip due kažkas, kas priklauso jam, to him kaip į savo as his teisę. right when he left, Kai jis paliko dangų came down on ir this nužengė earth į šią žemę, to be like you and I, tapti tokiu kaip tu ir aš, became a man. jis tapo žmogumi. In other words, he's lost it. Kitaip tariant, jis prarado He lost viską. it, my friends. Jis taip prarado, mano draugai. He lost it. Jis prarado. It was due to Tai him. priklausė He jam. lost it. Jis prarado tai. But the good news is that after his Tačiau death, gera žinia yra tai, God, po jo mirties, Bible says Dievas, that the Lord Biblija God sako, Almighty, viešpats the Father, įsagalis Dievas, tėvas prikėlė jį raised him, ir pasodino jį and put sėdėti him jo dešinėje. sitting on his right hand. Amen. Amen. He is seated Jis at the sėdi right hand dešinėje of the Father. tėvo šlovėje. in glory. Jis jo šlovėje. He resurrected. Jis prisikėlė. He's alive. Jis gyvas. He's here, Jis čia stato savo bažnyčią. building his church. Amen. Amen. I love you guys. Aš myliu jūs, draugai. I love you with all Jūs my heart. visus. Iš visos savo širdies. And I only want to, Ir aš bring to you the tik truth. noriu perduoti jums tiesą. Even if it hurts, Net jei jis skaudina. even if it's Net jei difficult tai to swallow, sunku nuryti. but that's the only way. Bet tai vienintelis būdas vaikščioti with su God. Dievu. And everything else. O visa kita Will be bus added jums unto you. pridėta. Amen. Amen. Will you stand up? Ar atsistokime. Mes melsimės. The Lord is preparing hearts for the truth. Viešpats ruošia širdis tiesai. And when the truth goes Ir forth, tada, kai ateina tiesa, išeina, not everyone will like it. ne visiems patinka tai. Not everyone will accept it. Ne visi tai priims. But God knows. Bet Dievas žino Know the depth of our heart. mūsų What širdies are we gelmes, seeking ko mes ieškome šioje žemėje. on this earth? Ar mes ketiname tapti Are we going to become co-workers bendradarbiai su with Kristumi? Christ? Or are we going to sit down and watch
Ar mes ketiname sėdėti ir žiūrėti? God is calling you. Dievas kviečia jūs, As a church, as a kaip people, bažnyčia, kaip žmonės, to stand for the truth. stoti už tiesą, To rise up. pakilti, To open your heart atverti more and savo more. širdis vis daugiau ir daugiau. And the Holy Spirit Ir šventoji will dvasia reveal atskleis the whole visą truth tiesą mūsų širdims. to our hearts. The Bible says if we knock, the door Biblija will sako, open. jei mes belsime, duris atsivers. If we ask, Jei mes prašysime, we will receive. mes gausime. What are we asking? Kogi mes prašome? What do we desire in life? Ko mes trokštame gyvenime? My prayer tonight Mano malda šį vakarą, is that you will desire kad jūs vis labiau norėtumėte jo of gyvenimo. His life. More of Him. Daugiau jo, More of Him daugiau jo savo gyvenime ir mano in your gyvenime. lives, in my life. Would you lift up your hands with me to the Pakelkime Lord savo rankas į viešpatį as we pray. ir mes melsimės. Thank you for tuning into the CTMI broadcast today. If you would like to get involved in this ministry, please contact CTMI PO Box 259 Curepeep, CUREPIPE Mauritius. CTMI PO Box 259 Curepeep Mauritius. Our email address info@ctminetwork.org. Our web address www.ctminetwork.org. May God's grace grow abundantly in you and lead you into His awesome plan and purpose for your life. God bless you.